Šitas specialus pakvietimas yra kiekvienam mano klasiokui. Absoliučiai jūs su visais savo vaikais. Labai kviečiu į šitą mūsų labai gražią šventę ir laukiu jūsų visų. Jeigu manęs nebus, Jevgenijus jūs priims išskėstom rankom. Ir padarysim klasės susitikimą. Ir bus įdomu, labai įdomu ir visą tai aš dariau dėl jūsų vaikų, dėl jūsų anūkų, ašgi savų neturiu, taip jau viskas sudėliota iš aukščiausiojo. Ir Mindaugas Pelanis, tave asmeniškai kviečiu, bus labai daug darbų, tai labai kviečiu prisijungti, todėl kad informatikos žmonės tai tikrai turės labai daug darbo, kas dirba su informacija ir su kompiuteriais, programavimu. Tikrai taip. Aš mokiausi vairuoti pas tavo tėtį. Jau amžinatilsi, bet nuostabus jis buvo mokytojas, man labai patiko pasimokytis ir jis pasakojo tokį įdomų įvykį. Sako, o mano sūnus va Pelanis ir taip toliau, sako, ten su keliais vaikinais, tada, man buvo tada 23 metai. Ir jo, 23 aš jau išsilaikiau, man atrodo, lapkritį teisės vairuoti automobilį ir jis, sako, gavo mano sūnus užduotį su kitais 2 vaikinais, žodžiu, trijulę, kurie turėjo padaryti kažkokį darbą ypatingą. Ir davė ir jie tą darbą padarė. O po to ten, neatsimenu, kas ten davė tą užduotį, tai sako, bet jie pamiršo slaptažodžius duoti. Tai jie ten kiaurai viską. Šaunuoliai, matyt, smegenukų ten, oho, kiek to galveliai. Tai kviečiu kiekvieną. Ir kiekvieną klasioką. Ir tikrai bus labai smagu po tiek metų susitikti, nes aš apie klasės susitikimus aš negirdėjau. Nei vieno karto man niekas nepranešė, jeigu jie ir buvo. Tai manęs ten nebuvo, aš neturėjau kada net kvėpuoti. Tik dabar išnirau į gryną orą. Tai galėsim padaryti klasės susitikimą ir visi kartu galim labai daug padaryti, susirinkti visas giminės, artimuosius, savo draugus, giminės, kaimynus, ką tik tai norit. Ir visi padarysim labai superinį tokį darbą. Tai va, lauksiu visų ir tikiuosi iki.